šias rungtynės žaidėm mes nepilnos sudėties. Dėl ligos iškritus Denisui buvo pakeisti penketai, kurie žaidė taip pat efektyviai, kaip ir buvo sugalvota trenerių sistema, niekas nesikeitė, ką dirbom per treniruotės stovykloje ir esant čia. Vyrai puikiai tai įvykdė per pirmus 2 kėlinius, gal atsipalaidavom šiek tiek trečiame kėlinyje, gal šiek tiek užrietėm nosį ir dėl daugybė jau muštų įvarčių. Pasipylė labai daug nereikalingų minučių, vėlgi kiša mum disciplina. Trečias kėlinys tokios nereikalingos gal pražangos, su lazda apsidaužimai, atsakymai atgal, tokie čia visiškai nereikalingos minutės, kurios išmuša komandą labai greit iš vėžių. Dar trečio kėlinio pabaigoje pakeitėm vartininką, kuris neapšilęs dar gerai buvo, galbūt tokie 2 tie įvarčiai prasileido gan greitai. Treneriai labai patenkinti, netgi kai kurie žaidėjais, tai jaunaisiais yra net nustebę. Ir šiandien vienas iš jų net gavo geriausio žaidėjo prizą varžybų. Įmušė berods pirmą įvartį nacionalinėje rinktinėje. Netgi ir buvo pastoviai išleidžiama tas trečias keitimas, galim sakyti, atsimušti, pailsėti ir leisti lyderių 2 penketais. Bet jie parodė, kad gali ne tik atsimušti, bet gali pulti ir įmušti. Vienais metais jie dabar mokosi, auga ir sekančiais metais jau jie žais kaip pilnaverčiai komandos nariai. Vieni bus galbūt net iš pagrindinių ar net lyderių. Aš sakyčiau, kad gavosi mūsų tas įvykdymas pirmų 2 kėlinių idealus. Netgi treneriai vis ant tiek patenkinti, kad jeigu ir tai visas čempionatas būtų, tai būtų įmanoma netgi galvoti dėl aukščiausios prabos medalių.